Visų savo pašnekovų dar paprašau padėti man sugalvoti pavadinimą. Bus kažkas, 2-3 žodžiai, brūkšnelis Marytė. Gyvenimas pragaras, meilė iliuzija, o šilumos tinklai kaip žagaras, irgi kontūzija. Labai ilgas pavadinimas, nors ir gražus. O kaip? Gyvenimas pragaras, meilė iliuzija. Gyvenimas pragaras, kablelis, o meilė iliuzija, brūkšnelis Marytė. Gyvenimas pragaras, meilė iliuzija, o šilumos tinklai kaip žagaras, irgi kontūzija. Ar ne kontūzija ir tau? Ne kontūzija tau širdies. Koks jūsų vardas? Marytė. Kiek jų metų? Kiek nuo švenčiausios panelės 18. Turiu jau virš 70, pilnai 4 sulaukiau. Iš kur esat, iš kokio miesto? Dabar gyvenu Grigiškių mieste. Aš gimiau Daugų rajone 50-ais, tai va kiek, 74. Ir va dabar reikia važiuoti, pametu vis, tai pažymėjimus, tai dokumentus, kur padedu, raktų kiek pametus, tai va kiek kaimynai pridovanojo tų spinų. Kokio charakterio vaikas buvot? Ai, labai gera buvo Marytė. Tėvai jūsų, ką veikia gyvenime? Ką veikia? Motina 42 metų gimdydama mirė, aš pas juos neaugau, augau pas senelius, kurie buvau ištekėjus už našlių, 4 vaikai buvo, mirė, visi, kas žuvo, kas kare, kas kur, ir augau pas senelius, pusę metų. Nes sirgau bronchitu. Ir va taip išdykavom visi, einam prie upės ar kur ir naršia žuvis. Mes randam ten bučius, iškratom ir paleidžiam žuvis. Tai va, išdykėliai buvo. Kur mokinotės? Dusmenų mokykloje, 8 klasės. Ką po mokyklos darėt? Mokiausi Trakų prekybos mokykloje. Tai mokėtės tenais, kokie buvot, kai mokėtės jums kiek ten, 18 metų buvo turbūt kažkas tokio? Ai, daugiau, gal kaip 18, nes aš vėliau nuėjau 9 metų į mokyklą, kaip sirgau, tai va taip ir... Kokie buvot, kai buvot 18-19 metų? Gera mergaitė, neišdykus. Ne. Mokėtės Trakuose, o ką po to veikėt? Jau darželį dirbau Vilniui nuo 74, gal 84. Paskui Grigiškėn išvažiavau gyventi, ir dabar ten gyvenu. Dirbau kontrolierė Vilniaus autobusų parke, gal 5 metus. Neprisimenu vienu žodžiu, kiek aš dirbau. Buvo mane užpuolė. Grigiškėse atėmė pažymėjimų ir pinigus, ir bilietus. Iš kiek laiko ir kas tokie? O ką žinau? Nei žinau, nei pažįstu. O kur nesikreipsi, visur teisybės nėra ir nebus. Labai pesimistiškai skamba. Taip, visur tik tai nesąmonės. Grigiškių seniūnija sutvarkė man rūsio patalpą. Žmonės girdėjo ir kaip aiškino. Čia nupjaut spyną yra menka, nes buvo davė man spynų prižiūrėtojas namo ir sako, čia menka spyna yra. Nupjovė ir pakabino kitų. O kas pakabino? Praėjo metai ir gal kokį pusę niekas neišaiškino. Jie man privalo sugrąžinti mano daiktai. Čia yra chuliganizmas. Chuliganizmas čia yra. Paskutinis kontrolėlis, ne, darbas buvo? Daugiau. Dar socialinis darbuotojas dirbau. Grigiškėse prižiūrėjau senelius, eidavau po namus, padėdavau valgyti, parnešti iš parduotuvės nupirkti, pabendrauti su jais, paskaityti. Tokis darbas. Šeima jūsų turėjot vyrą, vaikų? Neturėjau aš nei vaikų, nei nieko. Aš viena gyvenu. O padėti dabar nėra kam, kad sutvarkytų tuos visus daiktus išrūšiuotojus mūsų būtė. Daiktų daug, apsirengti neturiu kuom, išsiplauti neturiu kur. Tai šeimos, kuri padėtų, nėra, ne?
Aš su jais nenoriu bendrauti, kada mane jie užgauna. Noriu tik pelno, kaip suprantu, būtų arba... Bet yra kažkokie... Yra tolimų giminaičių ir sesuo yra, ir brolis, su jais nebendrauna. Net neskambina. Arba paskambina, tai arba užgauliuojančią žinutės rašo. O jūsų buto situaciją papasakokit, kas tenais vyksta? Reikia visus daiktus peržiūrėti. Gal ko reikalingo rasti, bet kai bus išsinešti į lauką, po kiek aš negaliu pati. Tai suprantu, ten bėda yra, kad pas jūs yra daug daiktų. Daug daiktų, kuriuos reikia išrūšiuoti. Ir ten ir drabužių, ir gal ir taip, ką nors vertingų. Kas nereikalinga, arba dar atiduoti ir viską peržiūrėti reikia. Per 74 metus, kas yra toks smagiausias gyvenimo įvykis, kurį prisimenat? O ką aš prisimenu? Kas geriausias, kas smagiausias? Kas čia smagiausias? Nėra tokių. Nėra tokių. O kas būtų tada per tiek metų liūdniausias, blogiausias prisiminimas tada? O blogiausias, liūdniausias, kad nėra teisybės. Nėra. Tai va čia tokis prisiminimas, kad nėra kur kreiptis, atsimuši kaip žirniais į sieną. Ar aš rašau, ar nerašau. Man reikia, kad padėtų dabar. Kokios konkrečiai jums pagalbos reikia? Sutvarkyti būtą daiktus, būtą sutvarkyti, vandenį, kad turėčiau. Aš dujų. Būtė neturit ir vandens. Nei dujų, nei vandens, nei... Tai dabar baisu naudotis. Ir kad pašalpos neduoda. Tai jūs gyvenat bute, kur yra daug daiktų, nėra elektros, nėra dujų, nėra... Nėra elektrą, bijau naudotis. Su prožektorium bendraunu, atsinešu čia pakraunu, arba ir kaimynai duoda. Nuveinu pas kaimynus irgi pavaišina kava ir tai dar man prikiša. Savo stalo neturi, tai ką darysi? Reikia priekaištus išklausyti. O ką daugiau tau pasakyti? Kaip atrodo standartinė diena jūsų gyvenime? Taip, blogai miego, kartais nieko. Rūbų įsiplauti neturiu kur. Sakau, rūbų davė, bet juos taip nenoriu nešios, man reikia išplauti. O kad ten krūvon suversi ir viską reikia... Noriu kasdien, kad duotų žmogų, kuris padėtų po pusę, po valandą, kitaip man nėra laiko. Tu turi skirti, bet neskiria. Ką man, ar priklauso autobusu važinėt? Kodėl aš dar privalau bilietą pirkti? Kodėl neduoda nemokamai? Sprendimą žadėjo, žadėjo, bet to nėra. Ir viskas daugiau, ką čia šnekėti ir ką čia mes dabar šnekam iš tuščio į kiaurą. Ateitis yra gerų kaimynų, kurie padeda, paklausia, klebonas, Grigiškių Andžėjus. Atvažiuok, pažiūrėk į Grigiškius, kaip gražiai padarė prie bažnyčios, takeliai visur, dar nebaigė, šuoliukų reikia, šviesą jau padarė kiek. Nors klebonas patirėjo Andžėjus savo sveikatų dėl to. Taigi dabar šiais laikais pabandyk bažnyčią pastatyti. O tai reikia, kad man po valandai, kad padėtų ir pradedam nuo kokio kampo pasirinkti, nuo kalendorių ir nuo rūsio, kad išnešti. Sandėliuko ten. Atvažiavo, geras, mano būsto darbuotojas. Nupjovė spyną, daiktus iš sandėliuko išmėtė, parėjau radau ir išmėtytus. Tai čia žmonės, čia darbuotojai, argi taip turi elgtis. O taip ir daugiau aš tau neturiu ko pasakyti. Ačiū, Maryte. Ačiū tau ir sėkmės.